Maybachas, bet ne Maybachas už vairo. Düsseldorf 2024. Sveiki, mėlieji mano klausytojai, žiūrovai. Šiandien noriu parodyti jums Lidlą. Vokišką Düsseldorfo Lidlą. Ne, juokauju. Šiandien mes lankysimės visai kitoje vietoje. Mes lankysimės tokioje vietoje, kurioje prie turgelio visi geria vyną. Tai tikriausiai yra konceptinio Rieslingo degustacinė diena. Pasižvalgykime aplinkui. Ar pas mus yra tokia vieta, kur šeštadienio popietę galima ateiti ir susirinkti čia tiek žmonių ir atsigerti vyno? Ne, gal turbūt negalima. Düsseldorfas. Lidl parduotuvė, bet ne į Lidlą mes visi susirinkom. Eina pasižvalgyti, kas čia vyksta. Čia lyg ir atrodo yra turgus, bet tame turguje kažkodėl visi geria vyną. Neša buteliais, stalai nukloti vynais. Čia vyno mėgėjai susirinko. Šitiek žmonių geria vyną. Vynas kūno negadina, kaip ten sako. Eina pasižiūrėti, kur jie visi čia laukia. O, išsiaiškinom. Konceptinio Rieslingo. Spėju, mano nuomonė, turbūt vienintelis Rieslingas, kuris yra čia Düsseldorfe. O visa kita tai yra turgus. Pasižvalgykime po turgų. Čia galite nusipirkti alyvuogių, granatų, biretų, svagūnų, bulvių ir bulvių yra, va. Prašau, kad nori. Taip, palauk, ko man reikėtų galbūt iš to turgaus? Man nieko nereikėtų. Va, ir mėsytės, ir bulvytės. Gerai, kur einam, į kairę, į dešinę? Nesimaišykit, taigi darau laidą, filmuoju. Nugaras atsukit. Jeigu jūs norite, tai atsisukit į priekį ir papasakokit apie šitą turgų. Va, mediniai. Dar jie ir medžio turi. Turbūt iš paskutinio medžio. Taip. Kažką įdomaus, ko pas mus nebūtų. Ar galima surasti, ar ne. Aha, gerai, pas mūsų galbūt nėra šitokių dalykų, turguje nerasit. Čia riešutukai, kažkokie, makalė, kukiukai. Žodžiu, niekam nereikalingi daiktai. Čia kaip per jūros šventę. Vau, jie toliau geria tą vyną. Das ist nicht normal. Nicht normal.
Pasipuošę išėjo į miestą išgerti taurelę vyno. Gal Rieslingas kažkokią naują rūšį išleido, ar jie geria kiekvieną šeštadienį šitaip. Čia jau negalima nuspręsti, jeigu pabuvau tik tai vieną kartą, reikėtų dar vieną šeštadienį atvaryti šitą pačią vietą ir tada galėtume įsiaiškinti. Va, prašau, žiūrėkit, kokių yra gėlyčių. Pavyzdžiui, mamytėms labai patinka gėlytės, va. Galit visą alėją gėlyčių. Kokių gražių gėlyčių, va, prašau. Atvažiuokit, va, yra irgi šitas mandarinas. Na, bet žodžiu, visa kita yra čia svarbu vynas. Vynas. Gerai, ką mes apkeliavom turgų. Turguje nieko įdomaus neradom. O dabar galim keliauti toliau, pasižiūrėti, kas vyksta centre. Čia mes matome Düsseldorfo televizijos bokštą. Labai gražus televizijos bokštas, va, pasižvalgykime, kas yra pačiame viršuje. O, Kūšmos radijos stoties antena iškelta. Gerai. Taip ir turi būti. Atkreipkime dėmesį, kad čia pastatytas paminklas yra tiems už Lietuvą vyrams gynėjams. Už Lietuvą. Ir moteris yra už Lietuvą. Peace už Lietuvą. Į visas pusės. Už Lietuvą. Net Düsseldorfe šaukia už Lietuvą. Tai yra Düsseldorfas. Nežinau, kiek gyventojų. Nu, 1,5 bus. Na, pažiūrėkit, kaip mamytė sportuoja. Mamytė stumia vieną vaikelį. Dar vienas vaikelis viduje. 2 vaikelius su riedučiais. Prašau. O mūsų mamos, kai kurios sako, kur aš galiu dabar, kur aš eisiu. Vaikas, toks mažiukas vaikas. Jūs galite eiti visur, kur jūs tik norit. Maitinimas iš karto, kur bebūtum, o pamiegoti, svarbiausia, kad būtų šiltai. Pažiūrėkit. Ir maži, ir dideli. Ir senelis štai su gėlytėm grįžta. Čia įdomi kažkokia aikštė, kuri simbolizuoja nieką. Aš visada kažkaip numenkinu tos miestus. Ne, tai čia yra viena iš didžiausių, gražiausių Düsseldorfo aikščių, kurioje vyksta nuostabiausi, įdomiausi, neįtikėčiamiausi, fantastiškiausi koncertai. Pravažiuojam pro... Skanaus. Bon apetito. Taip, pražiūrim, koks parkas. Aha. Vieną Hondą atpažinau. Harley, Honda, BMW. Supratau. Kažkas panašaus kaip pas mūsų. O, kas čia per aparatas? Įdomu. Bet būtinai turi būti parašyta Black Panther. Wow. Čia gal pasivažinėt galima, ar čia tiesiog atvažiavo į mytą? Wow.
Nu dar tokio nematęs, klausyk, aš galvoju, kad čia paprastas, bet čia tai nepaprastas. Klausyk, čia tai nepaprastas. Čia vienas žmogus padarė tuos du modelius. Kažkodėl toks įtarimas, kad čia rankų darbo ir užtat gyvi daiktatėžės yra aфиgenai. Čia anekdotus pasakoja, pažiūrim. Aha. Taip. Šitas žmogus pasakoja anekdotus, paklausom. Jisai toks užsivedęs. Jisai ką tik pasakė anekdotą, bet niekas nesijuokė. Kodėl? Stand-upas. Taip. Gerai, papasako, ką nors anekdotą. O, matai, prajuokino 4 vyrus. Reiškia, jau neblogai. Štai pareina vienas Takešipilės narsolis. Laberemus, prašau, kad nori. Prieš srovę, manau, turėtų pavykti. Palei šitą neaiškią upę žmonės renkasi tik dėl vienos priežasties – pagerti alaus. Ne, iš tikrųjų aš nežinau. Iš nežinau, kodėl čia tiek daug žmonių sustoja, kad ir su dviračiais ar ne su dviračiais, tiesiog sustoja atsigerti alaus. Čia atvažiuoja visi. Ir su motociklais, ir ne su motociklais. Ir šiaip, pėsčiomis. Įdomu, kiek kainuoja alus. Kiek kainuoja vienas bokalas alaus. Niekaip nematau kainos. Va. Vienas angebotas, €50. Šumacherio senasis. O, ten yra Šumacherio senasis, 2,40. Na ir prašau. Šitiek žmonių ir visi čia, kurie sėdi, geria alų. Ir eilutė pastoviai yra tokia. Čia geria ir jauni, ir seni. Nėra jokio skirtumo. Važiuojam, pasižvalgykime, kas vyksta jų senamiesčio gatvėmis. Gerai, eik. Ką čia mojuoja man? Koks nepatenkintas, tai už rūkykiai rūkai. Kažkaip, sakyčiau, nuobodoka. Trūksta kažko. O. Gerai, kad nematė manęs čigonės su tom rožėm. Būčiau jau nusipirkęs. Gerai, lekiam kažkur dabar, nežinau. Lekiam iš šito burdelio. Taip, mes išlekiam iš šito bordelio. O, kokios gražios šitas buvo vokytkos. Alles klar, alles in Ordnung. Ja. Natürlich. Warum nicht? Ja. Gal čia bus gėjų paradas?
ar kažkoks tai protestas, nes, nenormaliai. Aš sakau, kad negali būti, kad nebus kažkokio tai protesto. 7-8 mašinos, furgonai policijos, ne šiaip savo miesto centre. Ultras bunda. Ultras bunda. Šitas yra žmogus papirkinėjantis ultras. Duok tą vėliavą, čia taip tuoj. Šitą pastato tikrai nenugriaus, jis tai toks naujas. Ir tikrai atrodo įspūdingai. Gal aš pakliuvau į New Yorką. Toks vaizdas, kad aš New Yorke. O vokiečiai tarp pinigų, ne? Копаем, vyrai. Давай. Taip, daužom. Stygas. Eina. Ar nebus tik fonograma, ką? Fonuškė grina, ne? Dieve, visur fonograma. Dar tokio nematęs, ką? Iš kur reikia gauti tokius adidasus? Kliošinis adidasas. Ko nesate, sako? Dėdė balionas gaudam. Kas pagaus, tas negaidys. Oi, kaip jam sekasi gerai. Balionėlius pūsti. Dar, varyklai, Davai, gaudom, visi sprogdinam. Dėdė balionėlis. Oi, kaip gerai. Prisirys vaikai muilo ir tiek. Žmonės lipa ant šito kalnelio ir darosi nuotraukas. Negaliu neišbandyti ir aš. Traukitės visi. Čia eina normalų žmonės. O, pažiūrėk, kokią šukuosiną. Noriu, parodyti savo galvą. Labirintą. Kas? Nedontiensu, normaliai mes. Gerai, kodėl jie čia lipo? Tas kalnas toks kreivas. Kairė koja ir taip negalvoja dar čia. Oi. Gerai, jeigu čia nieko nebus įdomaus, aš nežinau, kodėl jūs lipot. Jeigu jūs jau prie ten Antverpenė prie sisiojančio berniuko atvažiuoja, darotės nuotraukas, tai čia nenuostabu, kodėl ant kažkokio trikampių užlipę darotės nuotraukas. Prie pastato kažkokio, okei. Į tą pusę fotografuotis reikia, kaip supratau, okei. Padarysime mes. Okei, nežinau, okei. Kas čia gražaus, be reikalo, aš taip ir galvau, kaip visada. Mane išmaudo. Visur mane išmaudo. Vsio, užlipau.
Wow! Reikėjo nelipti. Ja, links meinst du so, ne? Da kommt Wow! Kaip gaila, kad aš čia užlipau. Va, visas 3 merginos būtinai turi nusifotografuoti. Nu, nežinau. Tiesą pasakęs, žinokit, jaučiuosi apgautas eilinį kartą. Jie fotografuojasi tą pusę prieš tą pastatą. Nu, žodžiu. O, dievai. Čia blogiau negu scrollinti. Nu, nors tas kalnas va taip. Va toks nuolydis. Ui. Jie turi elektrinius autobusus. Möbelhöfner Immersion Bad Noise. Žodžiu, ai ką čia, aš išversiu, žinai, paskui vis tiek netikit manim ne vieno žodžio. O, prašau, kad nori. Nu, čia tipo turėjo būti tie rojaus sodai, bet, nu, nežinau, maras ar kas čia užėjo. Moteris už vairo pastoviai pipsinti. Ką tai gali reikšti? Dėdė artėja prie objekto. Jis pasilenkia ir paima ir ramiai nepastebėdamas nueina. Tai ką, mylieji mano? Šiandienos turas be operatoriaus, be visos komandos, likau tik vienas aš, yra kaip ir baigtas. Važiuokime, pasigrožėkime saulėlydžių ir atsisveikinkime su nuostabiu miestu Düsseldorfu. Kas nepataginot, kas nepalaikinot, kas nepasuskraibinot, kas neprisidėjot, prisidėkit. Contribui. Šita kelionė man buvo nemokama, bet laikas mano buvo mokamas. Tai visų prašau dabar už tai sumokėti kas kiek galit, po eurą, po 2, po 10 centų, po 50. Aš nemaldauju, aš tiesiog krentu ant kelių. Iki pasimatymo.